Verslo tribūna. Su jumis Verslo tribūna, šios laidos iniciatorius ir partneris Orion Securities, o Verslo žinių studijoje šiandien vieši Orion Securities įmonių finansų skyriaus vadovas Mykantas Urba. Sveiki, Mykantai. Labą dieną. Kalbėsime iš tikrųjų šiandien apie skirtumus tarp strateginio ir finansinio verslo pirkėjo, tačiau pradžiai galbūt šiek tiek į praėjusius metus sugrįžkime. Iš tikrųjų, metai buvo tokie pakankamai įspūdingi ir įsimenantys greičiausiai. Sandorių vertė pasaulyje krito daugiau kaip trečdalio, Europoje gal šiek tiek mažiau, tačiau vis tiek tai nepasiekė kažkokio tai dugno, vis tiek imant ilgo laikotarpio prasme, tai buvo pakankamai neprasti metai. Kaip tos rinkos reagavo šitose aplinkinėse mūsų Baltijos šalių, galbūt Lietuvos? Tai jūs teisingai pastebėjot, kad metai buvo neeiliniai, bendraudami su klientais išgirstam, kad jau laukiame eilinių metų, nes 3 iš eilės neeiliniai. Aišku, dominavo, kalbant apie Europos regioną, geopolitiniai pokyčiai, invazijos tematika, bet natūraliai gal susiję klausimai labiau makroekonominiai, išbrangusios energetinių resursai, kainos padidėjusios ypač mūsų regione ir natūraliai vėliau reakcija centrinių bankų, monetarinės politikos apsisukimas, kaip jūs teisingai paminėjot, gal apimtis mažėjo, jeigu žiūrėtume tik tai vienerius metus, 22 lygintume su 21, bet ilgoji perspektyva žiūrint, tiesiog 21 iškirta iš konteksto, kas mums galbūt leidžia kažkiek irgi paspekuliuoti, kas gilėmė, tai pagrindinis dalykas, ko gero, tie patys pinigai, kurių buvo prieš tai labai daug po pandemijos įlieta į visas praktiškai didžiasias pasaulio ekonomikas, na ir tie pinigai ieškojo grąžos, viena iš tos grąžos formų, aišku, yra investavimas į įmonės, įmonių įsigijimus. Dėl to galima sakyti, kad 21 metai šovė į viršų, o 22 normalizavosi. Ir aišku, faktorius vėlgi geopolitinis mūsų regione svarbus, bet mes su kolegomis irgi šiek tiek analizavome, kiek jisai gali svarbus būti. Tai europiniu mastu vertinant, matosi toksai pirmo ketvirčio kaip šoko efektas, sandorių skaičių ir vertės analizuojant. Jeigu pirmą ketvirtį 22 metų smarkiai sumažėjo vertės Europos lygmenių, antrajam ketvirtį sugrįžo. Tai kas leidžia sakyti tokią paralelę vesti su pandemija, kad tai buvo efektas, buvo išgąstis investuotojų, bet jis buvo trumpalaikis ir ko gero tie sandoriai, kurie neįvyko pirmajam ketvirtyje, tiesiog persikėlė į antrą ketvirtį. Ir vėliau vis tiek ta mažėjimo tendencija, dugnas pasiektas Europos lygių ir Baltijos šalių lygių, trečiasis ketvirtis, kai dominavo tai jau makro faktoriai, infliacija, besikeičiančios augimo perspektyvos regiono, energetiniai ištekliai, kas aišku, taip, sąlygota invazijos, bet tai yra toks antrinis faktorius. Nėra taip, kad investuotojai tiesiog išsigando mūsų regionų ir dingo. Ir tas paralelės irgi galima, ne paralelės įžvalgas, geopolitiką, neogeopolitiką dar gilinti, einant jau per tą mūsų tematiką strateginiai, finansiniai investuotojai, kas irgi iš tiesų pasimatė, analizuojant, kaip pasikeitė sandorių įgyvendintų finansinių ir strateginių investuotojų, tai ir žiūrint, ar tai buvo vietiniai pirkėjai ar ne vietiniai, kas galbūt įdomu, kad finansinių investuotojų įgyvendintų sandorių mūsų regione, kalbant apie skaičių, netgi padaugėjo. Ir padaugėjo pagrindę dėl to, kad vietiniai žaidėjai, vietiniai fondai buvo labai aktyvūs, jie užėmė tą vietą, kur galbūt europiniai fondai pasitraukė, irgi buvo analizių, spekulacijų šitą temą, kad galbūt iš šito geopolitinio baimės padidėjimo išloš vietiniai žaidėjai, tai galima sakyti, kad jie kažkiek išlošė, bet kas įdomu, jeigu kalbėtume apie strateginių investuotojų pjūvį, matome, kad vietinių strateginių pirkėjų sandorių skaičius ženkliai sumažėjo, daug ženkliau negu užsieniečių, kas vėlgi rodo, kad ko gero ne tiek geopolitika, kiek vietinių rinkų patrauklumas, infliacija, energetiniai kaštai, pinigų kaina buvo tas pagrindinis akcentas, nulėmęs visą sandorių apimčių pokytį, ne tiek karas ir baimės. Nors kaip tik dėl karo vis dėlto yra tų strateginių investuotojų požiūris keičiasi į tas rinkas, į tas perkamas įmonės ir kaip jie renkasi, vis dėlto tas poveikis jisai buvo galbūt, bet sakot per kainas labiau, ne dėl paties
kaip čia, baimės jausmo, nes, na, buvo tokio net ir turizmo prasme, tai kalbant apie verslą, to labiau. Čia, aišku, negalime reikšmiškai sakyti, kad nieks neišsigando ir mes patys turėjom tokių patirčių vykdant sandorius, kad, na, bendrauji su Vakarų Europos fondu kažkokiu ir jisai sako, na, mes neinvestuojam į vos ne konfliktinės zonas, turėdamas omeny Baltijos šalis. Tai tas buvo ir na, aišku, ta statistika nėra dėkinga, kai negali paklausti kiekvieno, kodėl tu tai darei, bet vėlgi analizuojant galbūt šiek tiek plačiau ir kas matosi, kad nu, ilgalaikė prasme nėra mūsų regionas kaip smarkiai pasikeitęs dėl to saugumo, na ir galų galia taip, nu, tokia nauja realybė ir investuotojai turi tą savybę, kaip ir visi žmonės, kad nu, ilguoju laikotarpiu pripranta net prie labai keistų ir neapibrėžtų situacijų. Na ir tuo labiau turbūt pasimatė vis dėlto, kad na, tas saugumas metai laiko praėjo, tai situacija nesikeičia mūsų būtent regione, nepaisant to, kas vyksta už sienos. Tai. Bet sugrįžtant prie tos mūsų temos, centriniai bankai kelia palūkanų normas. Kieno tai metas, kieno tai laikas finansinių, strateginių investuotojų ir gal apskritai pradėti nuo to reikia, kuo jie skiriasi ar ne, kodėl vienu arba kitu. Tai taip, strateginis investuotojas, na, pračiaja prasme tai yra, jeigu lyginant, aišku, kalbam apie taikinį perkamą įmonę, tai yra to pačio sektoriaus arba panašaus sektoriaus, kaimyninio sektoriaus žaidėjas, kurio na, pagrindinė veikla yra verslo darimas toje industrijoje. Jo pagrindinė veikla nėra sandorių įgyvendinimas, kas pereisime prie finansinio. Taip, tikslas yra įgyvendinti platesnės grupės strategiją ar išspręsti kažkokią grupės problemą to įsigymo sandorių. Na, žengti į naujas rinkas, galbūt įsigyti įmonę vien dėl to, kad turi įdomų produktą, kurio perkanti įmonė neturi. Tai atsiranda tas aspektas, kas plačiai vadinama ir populiarus žodis – sinergija. Tai reiškia, kad vertė sukuriama ne tiek to pačio taikinio apimtyje, bet kaip taikinys įsikomponuoja į bendrą pirkėjo verslą, jo struktūrą. Ir tiesiog ta sinergija atveria papildomą vertės generavimo dimensiją, netgi kaip mes sakom, kai tuo tarpu finansiniai investuotojai, jeigu analizuotume tokį sandorį, kur fondas tiesiog neturi įsigijęs kažkokios įmonės naujam sektoriui, žengia, vykdo vadinamą platforminį investiciją, jisai iš ko gali uždirbti, tai grinai iš to verslo, tokioj labiau hermetiškoj, pavadinkime, apimtyje, vertės kūrimo, pertvarkos, strategijos galbūt keitimo, plėtros, aišku, vėliau jis gali daryti įsigijimus papildomus, tai tokioje apimtyje jau jis, mūsų analizai būtų labiau laikomas jau strateginių žaidėjų, kadangi jis jau yra toje industrijoje ir ta sinergija egzistuoja. Tai ko gero tas vertės kūrimo apibrėžimas ir apsiribojimas, iš kur ateina vertė ir gerai apibūdina, kad strateginis tiesiog turi papildomą vietą, žaidimo aikštelę, kuris gali išlošti iš to sandorio įgyvendinimo. Jeigu pavyzdžiais kalbant, pavyzdžiui, iš praėjusių metų. Tai vienų ir kitų pavyzdžiai. Strateginių žaidėjų, vienas sandoris, kuris galbūt įstringa, tai Švedijos šiluminių izoliacinių medžiagų gamybos grupė BEVI, šiaip platesnis konglomeratas įsigijo Baltijos polistireną, tai iš principo žaidėja, kuris veikia toje pačioje industrijoje ir iš principo, tas sprendimas leido ateiti galbūt labiau į mūsų Baltijos regiono rinką, tiek gamybos prasme, tiek ir pačių pardavimų prasme. Finansinis investuotojas, dabar reiktų pagalvoti, koks buvo platforminis, nes iš tiesų, kas labiausiai, ko gero, šiemet skambėjo, tai konsolidacija toliau vykdyta. Tie patys fondai, Invaldos fondas veikęs klinikos rytyje darė papildomus įsigijimus, bet galima sakyti, kad, pavyzdžiui, Baltkepo žengimas į veterinarinių paslaugų verslą būtų laikytinas tokiu finansiniu sandoriu, kai jie anksčiau ten nebuvo, bet įžengė į šitą sektorių. Šiaip ir trukmės turbūt klausimas, ar ne? Strateginio ir finansinio investuotojo. Jeigu jisai perka, tai vienas galbūt žiūri labiau į ateitį, o kitas tiesiog. Kada bus pelningiausia parduoti? Maždaug taip. Kada pelningiausia parduoti? Taip, ko gero, kada parduoti yra tas finansinio pirkėjo klausimas, nes jie grąžą generuoja būtent iš verslo pardavimo. Sutvarkymo, užauginimo, pardavimo ir jie vien tokie
tokios būtybės mūsų industrijos finansinės yra, kad jos dažniausiai atveju turi ribotą galiojimo laiką ir tą terminą, horizontą, per kurį jie turi savo investuotojams, kuriem jie pažada kažkokią grąžą sugeneruoti, tą visą strategiją įgyvendinti. 7 metų laikotarpis, ko gero, taip dažniausiai skambantis, per kurį tu turi įsigyti bendrovę, ją užauginti, rasti geriausią laiką, parduoti ir parduoti už didžiausią kainą. Tai tas apibrėžimas egzistuoja. Jeigu vėl grįšime prie strateginių, kaip minėta, jie sprendžia kažkokį grupės lygį, grupės vertės kūrimą, kuris neapsiriboja laike dažniausiai. Tai yra ilgalaikė perspektyva, jeigu žaidėjas ateina į mūsų rinką, tas pats pavyzdys, koks nors užsienio klinikų valdytojas žengia į Lietuvos klinikų rinką, jie tikėtina sukonsoliduoja, turi didelę grupę ir lieka šioje rinkoje, neišeina iš jos. Ir konkurentų įsigijimas, ar ne, irgi vienas iš, sakykime, gali būti toks variantas. Šiaip ir sandorio pati kaina skiriasi priklausomai nuo to, kokie yra investuotojų tikslai, su kokiom intencijomis jisai tą verslą perka. Kaip tai keičiasi ir kodėl apskritai skiriasi? Kaina, vėlgi skiriasi galbūt akcentai, ką daugiausia dėmesio kreipiama. Tai, kaip minėta, strateginiam pirkėjui ženkli dalis arba papildoma vertės dalis, lyginant su finansiniu, ateina iš sinergijų įvertinimo. Tai jie tikėtina skaičiuodami kainą daugiau dėmesio skirs būtent įvertinimui, suskaičiavimui, kokią aš papildomą naudą gausiu iš to verslo integracijos. Ir dažnu atveju, kaip vėlgi buvo atlikti ir tyrimai, JAF rinkoje, kur analizuota buvo, kokiusgi pasiūlymus duoda konkrečiam procesui aukciono finansinis pirkėjas ir strateginis pirkėjas. Tai iš tiesų 75% atvejų didesnį kainos pasiūlymą duoda strateginis pirkėjas, kas vėlgi, teorija teigia, susiję būtent su sinergijos priemoka virš tam tikros bazinės kainos. Finansiniai investuotojai, jie daugiau dėmesio skiria analizuodami įmonės tvarumui, srautų išlaikymui, balanso struktūrai ir ne per dideliam užskolinimui, kadangi jų atveju dažna strategijos dalis yra finansinio sverto naudojimas, nes didesnis finansinis svertas leidžia sukurti didesnę grąžą akcinio kapitalo. Dėl to tyrimai ką parodė, kad nors 25% atveju jie pateikia aukštesnius kainos pasiūlymus negu strateginiai, tačiau jie labiau mėgsta mažiau užskolintas įmonės ir mažiau užskolintom įmonėm yra linkę mokėti tam tikrą kainos priedą. Gal dar lemia ir tas, kad strateginiam investuotojui greičiausiai reikia būtent tos konkrečios įmonės, jeigu tikslas yra plėstis arba kažką panašaus daryti, o finansinis jis gali ne šitoj, tai kitoj srityje, jam tiesiog nėra tokio didelio skirtumo. Taip, čia gali nuskambėti, kad finansiniam paprasčiau, bet iš tiesų jis tuo bendruoju priėjimų turi rasti vis tiek gerą įmonę ir vėlgi, jeigu grįžime į riboją, tas horizontas, per kurį jis turi kažką padaryti, tai sakyčiau, strateginiam gal netgi lengviau. Jeigu jis jau yra konkrečioje industrijoje, jis gali ją toliau gilintis, ieškoti taikinių, apsibrėžęs, kur jis reikia. Taip, konkrečiai. Finansinis jisai žiūri plačiau ir daugiau turi dėmesio skirti būtent tai identifikacijai, kągi man įsigyti, kokiam sektoriui netgi. Kaip patys sandoriai vyksta tarp strateginio ir finansinio, vėlgi vertinimai, kaip jūs sakėt, skirtingi, ar ne? Šiek tiek požiūrio kampai skiriasi, kodėl jie perka, kaip jie perka, kaip jie vertina? Tai metodai turbūt tie patys, čia nėra taip, kad kažkokią stebuklingą formulę naudoja strateginis pirkėjas ar finansinis, tai du populiariausi palyginamieji daugikliai. Ko gero visiems ar daugumai rinkos dalyvių žinomas EBITDOS, kiek EBITDų mano verslas vertas, tai tiek finansiniai, tiek strateginiai šitą naudoja. Ir kitas diskontuotų pinigų srautų metodas, kai įsivertini, kokiągi naudą sukurs, kokį srautą generuos ir čia jau galbūt atsiskleidžia labiau tie skirtumai. Strateginis vėlgi, jisai žiūrės gal iš savo grupės perspektyvos, sinergijų akcentas, įsivertint, ar aš ten konsoliduosiu kažkokius kaštus, sutaupysiu, ar papildomas pajamas generuosiu ir įsivertinimą šitų naudų. Finansinis labiau ko gero žiūri, kaip jis sutvarkys kapitalo struktūrą, kokie papildomi srautai ir kokia man bus grąža ir ar yra pakankama pagal mano prospektą ir pažadą investuotojams ar ne. Tai
Taip, vertės kaip ir skaičiavimai nesiskiria metodai, bet akcentas vėlgi tas pats sinergijos versus verslo tvarumas, auginimas, kapitalo pertvarka. Ir įmonė sandoris sudarytas, įmonė įsigyta. Kas toliau? Kuo skiriasi elgesys? Kaip vyksta veiksmas? Tai vėlgi tas pats fokusas. Jeigu vertinimo prasme raskime, supraskime, kur yra galimos sinergijos po įsigijimo strateginiam investuotojui, išgaudykim, gyvendinkim tas sinergijas. Tai jie iš tiesų lenda gana giliai, vadinkim, į patį verslą, jo operacijas, dažnai netgi pozicijos yra keičiamos, į vadovybę įtraukiamas jau tam operaciniam lygiai, savi žmonės įtraukiami, kai tuo tarpu finansiniai investuotojai, jų pagrindinis akcentas operacijų kontrolėje yra finansinė priežiūra, dažnai apsiribojama verslo valdymas valdybos lygyje. Tai finansinė kontrolė, kalbant apie darbuotojus, ką jau paminėjau, strateginiai gali dalį sinergijų matyti grinai iš konsolidavimo kažkokių ten administracinių pozicijų, tai tikėtina ir galima darbuotojų kaita, kai tuo tarpu finansinis investuotojas svarbus aspektas, kadangi jis nėra tame sektoriuje, neturi operacinių verslo valdymų kažkokių resursų, jam svarbu komanda ir jisai tiek ir pirkdamas verslą ir vertindamas kreipia dėmesį, ar yra komanda, kuri su manim kartu įgyvendins strategiją, ar nėra. Ir toliau, kad nereiktų sukti galvos dėl to, kad jie formuotų. Taip. Tai nes vėlgi čia praeitą savaitę minėtas mūsų renginys, kalbinome fondo atstovą, jie sakė, kad tas kompetencijų vadovo įvertinimas ir plano B pasirengimas nuolat bendradarbiaujant su personalo paieškos agentūrom, užsitikrinant, ką aš darysiu, jeigu paaiškės, kad vadovas netinkamas, yra labai svarbus aspektas. Dėl to darbuotojų prasme jų akcentas po sandorio yra teisingos motyvacinės struktūros sudėliojimas ar opcionų prasme, ar kažkokio premijavimo už rezultatus prasme, tiesiog užsitikrint, kad tą strategiją žmonės operacijai įgyvendins, kokios pats fondas siekia. Kalbant toliau apie sistemų kažkokį bendrinimą, strateginis investuotojas taip, jis orientuotas bus ko gero į procedūrų suvienodinimą su grupe, kai finansiniam investuotojui tas sulyginimas ar keitimas apskaitos sistemų, verslo valdymo sistemų yra mažiau svarbus. Ir galiausiai planavimas, ką jau mes aptarėm, kad strateginis turi ilgą horizontą be kažkokių konkrečių datų, o finansinis žaidėjas ko gero iškart po įsigijimo pradeda galvoti apie išėjimą ir verslo pardavimą. Taip, tik nusipirkai ir iš karto galvoji, kaip jį parduosi. Tai vienas iš esminių turbūt skirtumų. Taip, kai turi ribotą laiko tarpą, tai ko gero visi geri planuotojai pradeda iš karto planuoti ir įgyvendinti tą strategiją. Vienas toks labai garsus pastarųjų metų sandoris Twitter įsigijimas. Skandalų be galo daug. Vat pagal jūsų minėtos pavyzdžius labai turbūt ten toks ryškus, kai iš karto atleidžiama vadovybė ir panašiai. Tiesiog gal galit kaip pavyzdį pakomentuoti? Čia ko gero sunku apsibrėžti, kasgi buvo pirkėjas, ar jisai strateginis ar finansinis. Akivaizdu iš viso tos situacijos, kad tikslai nebuvo, vien tik tais galbūt ten pelno padidinimas ir panašiai, gal ir pačios sistemos pertvarka, kaip tas socialinis tinklas yra naudojamas, tai sunku komentuoti, kadangi aišku, ta visa informacija, kuri ir mūsų pasiekė, gal padrika ir labiau spinduliavo, rodė gal pasimetimą kažkokį, negu kažkokios ilgalaikės strategijos įgyvendinimą, tai netgi nesakyčiau, kad čia galim priskirti kas vyko dėl to, kad čia strateginis ar finansinis, ko gero, tiesiog buvo pasirinkta konkreti strategija, pats sandoris, jeigu pamenat, irgi iš pradžių noriu, paskui nenoriu, paskui vėl noriu, teismai, neteismai, tai toks, problematinis ir gal netgi... Vadovausiu, nevadovausiu, irgi... Taip. Gal netgi pradėtas tais 21 metais, ką mes ir minėjom, spekuliaciniais metais, ar ne, kai dangus yra riba, ypač technologinėms bendrovėms, sentimentas paskui apsikeitė, gal atitinkamai ir vėliau apie tą sandorį visai kitaip buvo pradėta galvoti.
kiek va, tas chaotiškas toks būdas, ar dažnai, ar matosi tokie nuomonių keitimai, pavyzdžiui, jeigu investuotojai rimtai svarsto, ar va, būna tokie pirksiu, nepirksiu, kiek tai ir ką tai gali lemti galų gale? Tai tas pirksiu, nepirksiu, ko gero labiausiai atsiskleidžia, kai vykdomas verslo pardavimas toj dėrybinėje pusėje, iš tiesų, Kaip svertas? Ne tai kaip svertas, bet vėlgi atsiskleidžia, kad jeigu pirkėjas, dažniau gal sakyčiau, net susidurėme bendraudami su finansiniais verslo pirkėjais, kad jie neturi konkrečios verslo strategijos. Bet jie galbūt nori tos įmonės, nes jinai įdomiai atrodo, finansai. Tai tas neturėjimas plano ir jo galbūt generavimas tuo metu, reaguojant aišku, kaip keičiasi rinka, tai tas toks neapibrėžtumas, gal ir nuomonės keitimas dažnai, mes tą stebim su tais pačiais finansiniais pirkėjais bendraudami, o strateginiam kaip vėlgi paprasčiau, jeigu jie mato konkrečią įmonę vien dėl to, kad jų sektoriuje tai yra įdomų produktą sukuria, ko jie neturi, tai jų ir blaškymasis ir ta reakcija, kaip keičiasi rinkos yra daug mažesnė. Vėlgi grįšiu prie mūsų praeitos savaitės renginio, kalbinom Kauno grūdų vadovą Andrių Pranskevičių, jisai sakė, mes į tuos makro pokyčius, palūkanų, didėjimą, mažėjimą žiūrim mažiau. Mes turim aišku planą, kur norim eiti, galbūt tai yra Kauno grūdų atveju link galutinio produkto kūrimo ir ėjimo į tą sektoriaus pusę, jie jį ir įgyvendina, jiems mažiau svarbu, ar palūkanos pakilo 3 procentais, ar sumažėjo. Taip, vis ta strategija yra ilgalaikė ir iš tikrųjų ne taip. Nors vis tiek turbūt bendra abiejų, tiek finansinė, tiek strateginiai investuotojai vis tiek yra vertės kūrimas, svarbu yra abiems vienodai. Taip, tik tai kaip minėta, iš kur ateina ta vertė, iš verslo strategijos ar iš finansinio struktūros keitimo, tvarkymo, tai kur tu pačių proceso eigoje turbūt dažnai net randi, ką aš noriu keisti ir kur noriu eiti, priklausomai nuo to, koks verslas, kokia komanda. Orion Securities, jūs atlikote patys, ar ne, investuotojų tyrimą? Labai įdomu vis dėlto, ko investuotojai tikisi, ko laukia, ko jie iš šių 23-ųjų, po to tokių svyravimų į dangų, paskui žemyn, paskui vėl kažkur, kokie tikslai, kokie siekiai ir kokios viltys šiems metams? Taip, mes apklausėme sausio mėnesį tiek strateginius, tiek finansinius regiono žaidėjus, apie 50 respondentų sureagavo. Tai kas iš tiesų džiugina ir kas parodė, kad paklausus, kaip apskritai vertinate sandorių perspektyvas 23 metais, tik tai 30% atsakė, kad tikisi sandorių mažėjimo. 2/3 arba sako išliks tame pačiame lygyje, arba netgi augs. Ir paklausus konkrečiai, ar jūs ketinate įgyvendinti sandorį, irgi kas džiugina, 55% atsakė, kad ketina ar vieną ar net daugiau įsigijimų 23 metais daryti. Vėlgi apklausoj, ką palėtėm, kaip jūs ketinate valdyti rizikas pačias sandorio proceso, kas irgi išryškėjo, kad planas yra daugiau dėmesio skirti į atsirinkimą taikinių, patikrinimo procesą, pasirengimą, tai galbūt vėlgi, kas ir 22 metais atsispindėjo, dings tokių spekuliatyvių, greitų sandorių ir procesai grįž prie fundamentų paieškos ir paieškos gilesnės, labiau gilinantis, tai tikėtina patys įsigijimai kaip procesas gali būti kažkiek ilgesni. Bet vėlgi, kas džiugina, kad tikrai nėra kažkokio ženklaus atsitraukimo ir pasakymo, kad ne, mes nieko nebedarysime. Ir tie brangstantis pinigai irgi negazdina. Ar tai reiškia, kad vis dėlto tie 21-aisiais galbūt sukaupti lašiniai dar vis gelbsti, ar tiesiog viltis į tolesnę ateitį jau yra kažkokios šviesesnės? Nemanau, kad negazdina, tai turbūt niekas neignoruoja fakto, kad makroekonominė situacija keičiasi ir pinigų kaina, jeigu sakytume, kad nesvarbu, tai būtų labai, labai naivus pasakymas, bet visi žiūri, kad tos rinkos yra dinamiškos. Palūkanų monetarinė politika vienais metais vienokia, kitais kitokia. Jeigu ir apklausime ekspertus, dauguma sako, kad metų pabaigoje tikisi stabilizavimo, gal net palūkanų mažėjimo, tai verslo įsigijimas jis nėra
pusės metų tikslas, ar ne? Tai orientuota vis tiek, jeigu aš įsigyju verslą kaip minimum, ar aš strateginis, ar aš finansinis, 5 metus aš su juo gyvensiu. Tai tie taikiniai nesimėto geri ir jeigu jis yra randamas, aišku, atsižvelgiama, galbūt siūlant mažesnę kažkiek kainą negu ankstesniais metais. Ir kas iš tiesų atsiskleidžia tokių pokyčių eigoje, tai lūkesčių suvienodinimas, kuris, ne taip greit reaguoja, kaip galbūt makroekonomika. Pirkėjai, ypač finansiniai, pinigai jiem pabrango, tikėtinai iš karto įsimeta į savo modelius, Excelio skaičiuotės ir mato, kad negali mokėti tiek pat, kiek mokėdavo anksčiau, kai tuo tarpu pardavėjai dažnai dar gyvena kažkiek gerais metais, tais pačiais 21 ir lėčiau reaguoja. Tai klausimas, aišku, ir kaip toliau keisis pati makro situacija ir kaip greitai pirkėjai, pardavėjai suvienodys savo lūkesčius ir prieis prie bendro sprendimo padaryti tą sandorį. Kas vis tik greičiausiai įvyks? Jūs čia apklausėt Lietuvos investuotojus ar platesnėse? Mūsų regiono, Baltijos šalis ir Lenkijos irgi tam tikri fondai. Tai reiškia, vietos nuotaikos yra tokios neįtin pesimistiškos. Taip. Tai ta tokia optimistinė gaida ir baigimą. Ačiū Jums už pokalbį, Mykantai. Ir mūsų svečias buvo Orion Securities įmonių finansų skyriaus vadovas Mykantas Urba, o šios verslo tribūnos partneris Orion Securities. Dėkui už pokalbį. Dėkui.